Štai mes dabar papasakosim pasakojimą apie 20 amžiaus žmogų, kuris gyveno kaip urvinis, degė laužą, sėdėjo ant akmens. Bet šiais laikais mes išeisime visai kitokį dalyką. Žmogų ant trikampio dalykų. Šikinyko. Ir jisai buvo paliktas labai ilgam laikui. Kas išgelbės? Kas išgelbės? Aš. Urvinis sugalvojo išgelbėt. Jam nepavyksta. Jis bando atsiginti nuo laukinių žmonių. Mes geriam alių. Urvinis žmogus geria alų. Urviniai gauna kailį. Urvinis sugalvojo kažką įdomaus. Jie eina pasitarti. Ką jie pasitars? Jie sumąstė, kad reikia kurti laužą. O tuo metu iš trikampiais piramidės nulipęs 20 amžiaus žmogus prieina ir bando su jais susidraugauti. Kol kas jam nepavyksta. Ką jis darys toliau, sužinosime po pertrauką, ką darys urvinis žmogus. Urvinis žmogus pribėga ir išrūrina urvinį žmogų. O kitas urvinis jį bando iškastruoti, bet jam nepavyksta. Jis vis dar iškruša nevietinį. 20 amžiaus žmogus labai nirtingai kovoja prieš gamtą. Jis paskelbė, kad tai jo teritorija. Bet urviniai nenori sutikti. Visą nirtinga kova. Muša, koks hitas. Sudaužė. 20 amžiaus žmogus urvinis negali atsistoti. Ir štai baigėsi jo kelionį laiku. Urviniai 0, 20 amžiaus žmogus 1. The victory is for 20th century man. Oh, what is that? Urvinis žmogus atsistoja, bet 20 amžiaus žmogus kerta. Kitas urvinis kerta. Oh, kokia nirtinga. Čia vos ne kaip oral. O taip, čia jau prasidėjus. Vienas paguldytas, jis negali atsistoti. Jie dar nepasiduoda. Vienas urvinis bėga. Nepabėgsi nachui. Lieka tik 2. Wow! Iš plytos kalėjim per galvą. Negali atsistoti. Su šita plyta jam buvo trenkta. Wow, jis nepakertamas. Štai, kuo baigėsi mūsų kova. Ačiū Jums už dėmesį. Tylėk nachui.